šiandienos Bosų susirinkimo tema yra vadovo sveikata ir grožis. Na, žiūrint į jūs, jums nei vieno, nei antro tikrai netrūksta, bet sužinoti naujienų visą laiką yra įdomu. Na, dabar, gerbėjai, norėčiau pakviesti mūsų pagrindinį vakaro šnekintoją, įmonių grupės Nesėkų valdybos pirmininką, poną Kazį Pauliką. Vadimo jam. Na, aš dar kviečiu pirmoje šio vakaro pašnekovę, tai yra sertifikuota sveikatingumo kaučingo specialistė Sandra Bogdanova. Vadimai jam. Kaučingas visų pirma dėl to, kad mano sena svajonė buvo psichologija. Aš neįstojau psichologiją. Kaučingas, jeigu kam teko susidurti, tai yra pozityvi psichologija. Dabar gal truputį apie patį maistą, sakykime. Jūs kadangi jau konsultuojate, bendraujate su savo klientu ar kaip jį pavadinti žmogum, kuris galbūt norėtų tokios paslaugos ir pats nesusibalansuoja. Ką reikėtų valgyti ir kada? Sveikas maistas man yra tikrai ne dieta. Ir tikrai nepriverstinis valgymas to, ko prašo gydytojai arba žurnalai. Sveikas maistas man yra tas, kuris suteikia malonumą. Sakykime, prabėkit per tas laiko juostas ir rekomendaciją. Svarbiausia yra žinoti keletą tokių taisyklių, kad ryte iki maždaug 4 valandos organizmas yra linkęs atiduoti energiją. Jam reikia daug energijos, jis ją atiduoda, jis jos nesisavina. Taip kad ryte yra geriausia valgyti įvairiausius angliavandenius. Tai yra košės, tai yra duona, kas mėgsta makaronus, įvairiausi grūdai, vaisiai, daržovės. O kiti nieko nevalgo, čia yra gerai, o kaip? Tik kavos išgeria kodėl? Ne, čia nėra gerai, aš galiu suprasti, dėl ko jie nevalgo, bet tai nėra gerai, kadangi vis tiek yra pastebėta, jeigu žmogus nevalgo dieną arba pusryčių, jis vakare persivalgo. Kaip dieną. Kartais aš matau, kad taip sočiai pavalgo ir kad sako mažokai čia tos porcijos yra. Turbūt čia yra ir įprotis ir po pietų žmonės paprastai turi daug darbo. Galvojau, dabar gerai užvalgysiu, ilgai nenorėsiu valgyti, tik grįžęs namo. Dieną galima valgyti viską, tai yra ir baltymai, ir mėsa, ir žuvis, ir angliavandeniai, įvairiausias kruopos, vaisiai, daržovės, riebalai. Dieną galima valgyti viską, bet jeigu mes norime turėti energijos, tai tiesiog nepersivalgyti. Vakarienė? Vakare medžiagų apykaita po truputėlį lėtėja. Jeigu mes dieną gavom pakankamai energijos, vakare jau jos tiek nebereikia. Vakare geriausia yra dėmesį nukreipti į baltymus. Tai yra mėsa, žuvis, tai yra pieno produktai. Geriausia lėsi, kad būtų įvairios pupelės. Tai yra visi produktai, kurie turi daug baltymų. Tai yra šansas paklausti jums. Ką galvojate apie maitinimąsi pagal kraujo grupės? Aš manau taip, kad maitinimasis pagal kraujo grupės yra vienas iš 1000 būdų susitvarkyti savo sveikatą. Tai, ką aš pasakoju, tai, ką pasakoja Tulčina, tai, ką pasakoja kiti specialistai, tai yra vienas iš būdų. Na, dažnai reikia valgyti tą, kuris yra tavo kraujo grupės. Na, gerbėjai, kadangi klausimų nebėra, darome trumpą pertraukėlę, kas nori prie kaučingo specialistės Sandros gali prisėsti, pakalbėti asmeniškai, užduoti klausimų apie maistą, apie derinimą ir netrukus po pertraukėlės antroji mūsų pokalbio dalis. Pristatau dar vienus mūsų vakaro pašnekovus, pašnekovės, tai yra grožio ir estetikos specialistė Aušra Pundzienė, pašnekovė, tai yra Aira Pundzytė. Vadimai jums. Žinot, man tos temos tokios sunkios yra apie tas priežiūras ir tie tokie žodžiai įdomus, bet kodėl mes įtraukime tą temą būtinai, kad aš galvoju, kad grožis yra vienas iš, aplamai grožis, aplamai, kaip toks darbas su moterim, tiek su vyrais, viena iš galingiausių industrijų tikriausiai pasaulyje. Gal truputį tokias filosofijos, nuo kada jau buvo pradėtos naudoti procedūros, veido ir panašiai. Aš geriau pasakysiu, kada aš pradėjau užsiimti šią veiklą. Tikriausiai, kai Lietuvoje buvo vėdas toksai storas kremas Nivea, vienas Pons ir visiems tiko. Vėliau atsirado naujos kosmetikų linijos ir aš pradėjau jomis domėti. Ir
Ir šitom linijom ėjau ir aš. Tai yra 14 gal metų. Truputį va tą patį poveikį. Kodėl tai yra gerai? Yra hialurono gelis, kurio yra mūsų organizme, tai 50% randasi odoje. Ir su laiku jo vis mažėja ir mes senstam. Man teko bendrauti ir praeitais metais su Gyte Babajan ir iš tikrųjų, kai pamatai pirmą kartą, matosi, kad odai priežiūra ir veido ir aplamai jaučiasi. Iš tikrųjų tai yra patogu daryti šitas procedūras, dėl to, kad nereikia dažnai vaikščioti, iš tikrųjų rezultatai yra matomi, vaizdus, veidas šviesus, skaidrus, žmogus atrodo jaunesnis. Mes nesiekiam sukurti standartą, bet mes siekiam individualumo ir su kiekvienu klientu atrasti jo subtilų grožį ir jį paryškinti. Nes daug kur pasaulyje galime matyti tendencijas grožio, sakykime, padidintas lūpas, skruostikaulius, paralyžiuotą kaktą, kuri nemimikuoja. Ir kuriami bendri šablonai ir tarsi kaip klonai. Tai yra labai svarbu nepadaryti šablonų, o paryškinti kiekvienos moters, kiekvieno žmogaus, vyro individualų grožį. Dėkojame mūsų pašnekovams ir mažas dovanėlės nuo mūsų iš pono Kazio rankų. Sveikiname Astą Lūjimai. Jai prašome savo įsteigtą dovaną. Arūnas Toliušis. Ponas Arūnas taip nedrąsiai sėdėjo, klausimų neturėjo, bet prizą išsineša. Sveikinu jūs, Daivai Majienė. Prašau, prizelis jums. Tiek šį vakarą. Ačiū jums už dėmesį, ačiū, kad buvote, kad klausėtės, kad uždavinėjote klausimus. Sekančio mūsų gildijos susirinkimo tema yra architektūra ir dizainas. Statysime namą, laukiame kitame mūsų gildijos susitikime.